Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien pas mus svečiuose yra psichologė Simona Biveinytė. Sveiki. Ir mes kalbėsime apie labai paprastą ir visiems aktualią temą atostogas. Tai kodėl svarbu yra žmonėms planuoti atostogas ir atostogauti? Atostogos yra emocinės sveikatos ir žmogaus sveikatos dalis, tiesiog sąlyga. Tai nėra nei prabanga, nei kažkoks tai tinginiavimas, tai yra tiesiog būtina sąlyga, kad žmogus galėtų atgauti jėgas, kad galėtų grįžti prie produktyvaus darbo, kad tiesiog būtų kompensuotas tas nuovargis, kuris susikaupė per metus ir sukauptos jėgos naujiems darbams, naujiems iššūkiams. Ir taip pat tai yra proga pamastyti apie tą visą gyvenimo kryptį, ką mes per metus va čia veikėme, ką mes toliau norėtume veikti, gal kažkokius pradėti nedidelius pokyčius, susiplanuoti savo tolimesnį ir darbinį gyvenimą, ir asmeninį. Ir taip pat labai svarbu, kad atostogos yra toks metas, kai mes galim be skubėjimo pabūti su artimai žmonėm. Be kažkokio ten spaudimo, pareigų, darbų, tiesiog pabūti su žmonėmis, kuriems nereikia nieko vaidinti, kur gali pabūti tikras ir pasikalbėti su žmonėmis. Ir tokie dalykai padeda labai nurimti emociškai, stiprina emocinius ryšius ir tiesiog pagalvokime apie savo vaikystę, jeigu mes praleidžiam vasaros atostogas su savo nedideliais vaikais, tai galbūt jiems įstringa visam gyvenimui, tai atostogos kūrė teigiamus prisiminimus, teigiamus įspūdžius, geras emocijas, stiprina ryšius tarp asmeninius ir tiesiog atkuria mūsų emocinę gerovę. O kas nutinka, jeigu žmogus ilgą laiką nebuvo išėjęs atostogų? Mes turim prisiminti, kad dirbdami žmonės kaupia tą stresą. Ir kai kurie žmonės dirba labai intensyviai, pavyzdžiui, jiems gali atsirasti net tokie perdegimo simptomai. Ir šitas stresas, jeigu jisai yra, mes nuo jo neatsipalaiduojame periodiškai, jisai linkęs kauptis organizme. Ir tai yra ir fiziniai simptomai, ir emocinis pervargimas, atbukimas, motyvacijos praradimas, kai nieks nebeįdomu, viskas tas pats, pasidaro automatinis režimas, ar ne. Taip pat fiziniai simptomai, kad kūno sveikata pradeda šlubuoti, sakykime, atsiranda miego sutrikimai, labai tas būdinga, yra kažkokie skausmai, galvos skausmai, nugaros skausmai vargina, galbūt kraujospūdis nuolat yra pakilęs. Ir šitie sutrikimai, jie gali tapti tokie nuolatiniai, lėtiniai. Ir per ilgą laiką, mums nepasilsint, nepatostogaujant, tai gali tekti tiesiog kreiptis ir gydymo. Todėl tas atostogos jos yra būtinybė. Tik tai klausimas, kaip mes jas praleidžiam tas atostogas ir kaip periodiškai mes atostogaujam, kokia yra atostogų trukmė. Tai mes galim tiesiog savo atostogoms nelygu yra, ar ne? Nes jeigu mes visiškai atsijungiam nuo buvusių darbų, tai yra produktyvios atostogos, jos gali būti, sakykime, trumpesnės, bet jeigu mes taip dirbam pusiau darbo, pusiau atostogų režimu, tai yra dvi tokios savaitės atostogų, jos yra prasčiau negu savaitė visiško atsijungimo nuo atostogų. Mes iš tikrųjų nepailsim, jeigu toks, viena koja darbe, viena koja atostogaujam. Labai gerą temą palietėt, kaip reikėtų atsijungti, kad nebegalvotume apie darbus ir tiesiog leistume savo pailsėti. Pirmiausia, mes turim aiškiai suprasti, kad mums reikia pakeisti truputėlį požiūrį į tą savo laiką. Reikia atskirti darbo laiką ir asmeninį laiką. Ir atostogos tam ir yra, kad mes nekeltumėm kažkokių savo tikslų, lūkesčių, neturėtumėm kažkokių tai planų, tokių dalykų, kuriuos mes būtinai turime pasiekti, kažko padaryti. Tai yra toks persijungimas nuo tokio nuolatinio darbinių reikalavimų, nuo tokio bėgimo, intensyvaus gyvenimo, perėjimas į tiesiog buvimą.
Ir labai geros atostogos yra tos, kai mes nieko neveikiam. Tai per atostogas galbūt, kad mes kažką veikiam malonaus, priimtino, bet mes turim pagalvoti apie tai, kad labai per atostogas reikia, nieko nedaryti. Nors pusvalandį per dieną atsisėsti, ir sau leisti pabūti, ar paklausyti gamtos garsų, ar kažkokios malonios muzikos, ar papusryčiauti gryną morę, tarkime, ar ne, tokie dalykai, kai mes nekeliam savo jokių lūkesčių ir tiesiog leidžiam savo būti, o ne kažką tai veikti. Ir žmonės, kurie yra pavargę, įsitempę, kurie būdingas perdegimas, tai tokia būsena juos kartais sutrikdo labai. Tai kaip čia dabar aš taip liktai, aš čia nieko nedarau, nei aš čia tvarkausi, nei aš čia tobulėju, laiką tiesiog tuščiai leidžiu, ar ne. Tai tokio požiūrio reikėtų atsikratyti trupučiuką ir pagalvoti apie tai, kad jūs tiesiog galit galų galę sau leisti prabangą, nieko neveikti. Tai kalbėjot jau, kad, kaip suprantu, reikia leisti savo nieko neveikti, bet kas gali būti kokie gali būti dar veiksniai, kurie padėtų atsipalaiduoti produktyviai. Dabar jau gal produktyviai nebesakysiu, bet praleisti tą laiką atsipalaidavus. Tai yra, visų pirma, reikia tada apriboti, kaip mums daugeliu būdinga, apriboti tos skaitmeninį triukšmą. Čia reikėtų, visų pirma, išeinant iš darbo, reikia tom atostogom pasiruošti, pabaigti tuos darbus, kurie yra būtiniausi, ar ne, prieš atostogas ir išeiti jau kažką tai pabaigus. Jeigu jums nuolat kažkas tai rašo elektroniniu paštu, tai tada labai būtų naudinga sukurti automatinį atsakymą ir pranešti visiems, kad esu nepasiekiamas, o būsiu pasiekiamas, tarkim, ten tokią ir tokią dieną, ar ne, kai aš grįšiu atgal. Tai tokiu būdu išvengtumėte tiesiog skambučių, nereikalingų tų laiškų rašymo. Ir labai naudinga apriboti ekrano laiką ir socialinių tinklų laiką. Nors 2 valandas per dieną reikia skirti visiškam atsijungimui nuo skaitmeninio triukšmo. O dar geriau būtų, jeigu jūs tiesiog skirtumėt tam tikrą ribotą laiką. Jeigu jums yra vis tiek reikalinga, tai sakysim, 2 kart per dieną po 15 minučių jūs pasižiūrit, kas jums reikalinga, o visą kitą skirite laiką poilsiui, giliam atsipalaidavimui. Tai giliam atsipalaidavimui dar labai yra svarbus miegas ir atostogų metu reikėtų išsijungti visus žadintuvus. Tikrai, miegoti jau kiek patinka. Galbūt vakare gultis anksčiau. Čia yra labai toksai geras patarimas. Reikia bandyti gultis į lovą jau 10:30, jau labai gerai yra atsigulti. Ir tiesiog pasilepinti tokiu ilgesniu miegu. Jeigu dienos metu norisi nuvirsti pokaičio, tai irgi labai gera mintis, ar ne, pasilsėti, nusnūsti. Tai išsimiegojimas per atostogas yra labai geras dalykas. Ir buvimas gamtoje irgi per atostogas mums suteikia labai didelį tokį fiziologinį atsipalaidavimą, nes buvimas gamtoj turi tiesioginį poveikį mūsų fiziologijai ir jis labai ramina. Ramina ir gamtos vaizdai, sakysim, žalia spalva, ar ne, saulės šviesa, ar garsai, ar tai lapų šnarėjimas, ar paukščių kažkokie tai čiulbėjimas, ar ne, ar vandens čiurlenimas, ošimas. Tokie dalykai tiesiogiai gerina mūsų fiziologiją. Ir trumpas pasivaikščiojimas kasdien rekomenduotina bent jau 30 valandos per dieną tikrai pabūti gamtoje. Tai nebūtinai turėtų būti kažkokia ypatinga gamta, ten kalnai, ten sakysim, ar kažkokia ten būtinai jūra. Ne, tai gali būti tiesiog ir parkas, tai gali būti kažkoks pasivaikščiojimas nedidelis, ar ne, tai buvimas prie vandens labai ramina. Kaip žinia, žmonės mėgsta maudytis vasarą, ar ne, kai yra šilta, tai tokie dalykai sukuria tiesiog labai greitą emocinį poveikį, tokį fiziologinį atpalaiduoja žmonės.
Ir galima pagalvoti apie tokius mažus kasdienius ritualus, ar ne, sakykime, per atostogas gal mes sakom savo, dabar aš jau leisiu kiekvieną rytą išgerti savo kavą griname ore, ar ne. Arba ten vakare galbūt aš išeisiu pasivaikščioti, ten kai jau sutemsta, gal pažiūrėsiu į žvaigždes, ar stebėsiu kažkokį orą. Ar vakare galbūt užsidegsiu žvakę, ramiai pabūsiu, paskaitysiu. Tai reikia pagalvoti per atostogas, tokį nedidelį malonumą savo. Atostogos skirtos džiaugsmui, malonumui. Tai, kaip ir minėjau, tai neturėtų būti kažkas tai tokio ypatingo. Tai gali būti ir kasdieniška, bet svarbu, kad jūs sau leidžiate be jokio spaudimo pabūti savo malonumui, savo ramybei, tai padeda atsijungti, atgauti ramybę. Ir kartu, labai svarbu, kad tie stimulai išoriniai būtų apriboti, kad jums neskambintų, jums nerašytų, jūsų, kaip sakoma, nervų nieks negadintų. Tai tas planavimas reikalingas, grinai, kad apriboti stimulus ir suteikti savo kažkokio laiko ramybei, malonumui, kasdieniniam džiaugsmui. Tokiam judesys yra itin naudingas, jisai irgi labai atpalaiduoja žmogų, atpalaiduoja jo kūno, o tada kartu ir jo emocijas, gerina jo savijautą. Bet tai judesys turėtų būti be sportinio tikslo. Ne tai, kad mes kažkur tai ten greit nubėgsim, toli nušoksim ar dar ten tapsim kažkokiais tai laimėtojais varžybose, bet tai gali būti šokis, ar ne, tai gali būti plaukiojimas savo malonumui, kažkokie tai galbūt pratimai, kurie jums teikia pasitenkinimą, malonumą. Tai tiesiog ar pasivaikščiojimas miške, žygis kažkoks nedidelis. Tai yra pats judėjimas, jisai mums fiziologiškai labai yra artimas, jis mums reikalingas, tai per atostogus mes galim savo skirti laiko grinai pajudėti, ypač jeigu griname ore, tai dar geriau. Ir tai turi tokį tiesioginį poveikį mūsų emociniai geroviai, taip gerina mūsų savijautą, sukuria tą tokį ramybės jausmą, atkuria pasitikėjimą savimi, tokį nerimą sumažina, blaškymąsi. Tai tokie atrodo paprasti dalykai. Ir dar kaip psichologė galėčiau pasiūlyti rašyti dienoraštį per atostogas. Tai neturėtų būti kažkas labai sudėtingo, ar ten kažkoks tai turėtų būti teisingas rašymas ar neteisingas. Tiesiog, jeigu jūs turėtumėt bloknotėlį ir pieštuką, tai per dieną 5 minutės tam skirti, nors keletą minčių tokių užrašyti apie tai, kas jūs, pavyzdžiui, šiandien nudžiugino ar ne, kaip jūs šiandien jautėtės, apie ką galvojate, apie ką norėtumėt gyvenime nebegalvoti, nesukti galvos, pasižymėti savo. Kokios galbūt geros mintys jums šiandieną kilo, kurias norėtumėt ir vėliau prisiminti, tai tiesiog tas pasižymėti. Tas nėra kažkiek tai būtina, kažkokia tai ten taisyklė, bet tiesiog turėti kišenėje gal tą tokį dienoraštėlį. Dabar daug kas naudoja elektroninius dienoraščius, bet rašymas ranka jisai yra labiau rekomenduojamas. Žmogus tą geriau prisimena, vėliau lengviau pasivarto ir tas yra išlieka. Ir taip pat, jeigu jūs vargina kažkokios sunkios mintis, tai tas išrašymas ant popieriaus jas padeda išlieti ant popieriaus, padeda atsijungti nuo tų sunkių minčių, jas mes išliejam ir tarsi paliekam jas ant popieriaus. Tai tokie dalykai turi tokį teigiamą raminantį psichologinį poveikį. Ir tokį dienoraštėlį mes galime rašyti, sakysim, per visą savo atostogų laikotarpį ir vėliau pasivartyti, galbūt kils kažkokių tai gerų minčių dėl tolimesnių savo gyvenimo darbų, tikslų, kažkokių tai santykių tobulinimo, keitimo. Tai padeda žmogui susikaupti ir pagalvoti apie tai, o ko man iš tikrųjų reikia gyvenime, ar ne, ko aš norėčiau artimiausių laikotarpių, tolimesnių laikotarpių, ko man trūksta, kaip aš galėčiau savimi pasirūpinti geriau, ar keisti kažkokį režimą, sakysim, iki paprastų tokių dalykų, bet atostogos kaip tik ir yra proga pagalvoti apie tai.
kaip atsijungus nuo tos kasdieninės rutinos, kaip planuoti savo tolimesnę gerovę, kaip tą gyvenimą keisti, kad jis mums būtų priimtinesnis, malonesnis, neštų mažiau įtampos ir nerimo. O kiek laiko reikėtų atostogauti? Nes aš taip įsivaizduoju, kad jeigu taip sąmoningai daryčiau iš tuos visus dalykus, atsijungčiau nuo visko, atsiribočiau, tai įtariu, kad man savaitės jau pilnai užtektų. Visiškai užtektų, ar ne? Tai yra šito klausimo atlikta nemažai mokslinių tyrimų. Ir pastebėta, kad atostogos iki 5-7 dienų tai tik tai padeda atkurti, kompensuoti nuovargį, kuris yra susikaupęs. Bet mums per atostogas, tai nėra taip, kad mes čia išsieikvojame per metus, po to savaitę mes kompensuojame savo nuovargį ir vėl tada grįžtame į tą įtemptą ritmą, kažkokią vėl grįžtame prie savo tokio intensyvesnio gyvenimo. Sakoma, tada tas 5 dienų, 7 dienų atostogos tai yra tik tai pertrauka. O optimalios atostogos, jos dažniausiai laikoma, kad tai yra ir 14 dienų. Kadangi pirmos 3 dienos atostogų, jos yra skirtos tik tai atsijungimui nuo buvusio tokio intensyvaus darbo ritmo. Ir labai geras patarimas, pirmą atostogų dieną susidaryti nulinę programą. Nieko neveikiu, nieko nedarau ir nieko iš savęs nenoriu. Tai tokiu būdu, tik tai per dar vis 1-2 dieną lenda į galvą visokios mintis iš darbo, dar čia tokie nepabaigti visokie reikalai, dar visas kūnas yra įsitempęs. Ir tyrimai rodo, kad tik tai 3 dieną jau atostogų, jau tas sumažėja kortizolio, tas streso hormono lygis organizme ir tada jau mes pradedame iš tikrųjų ilsėtis ir atsigauti. Tai iki 7 dienų mums reikalingas toksai, iki 8 dienos vyksta tikrasis atsipalaidavimas, jau mes pereiname į poilsio režimą, jau tada galim sakyti, kad pagerėja miegas ir atsiranda daugiau tokios vidinės tylos ir ramybės ir prasideda emocinis atsistatymas, jau toks, kai mes atgauname emocinę pusiausvyrą ir mes pradedame save geriau jausti, kaip mes dabar jaučiamės, ko mes iš tikrųjų norim, toks atsiranda jau savęs geresnis supratimas, įsiklausimas. Tai, kaip sakoma, pilnavertės atostogos jau jos turėtų būti bent jau iki 2 savaičių. O po 3 savaičių jau prasideda persusitinimas atostogomis, kad jau mes čia jau labai, labai gerai pasilsėjome ir jau mes pradedame ieškoti, ką čia mums dar per tas atostogas nuveikti. Tai tarsi, toks produktyvios atostogos, jos galėtų būti išskaidytos į kelias dalis per metus, ar ne, sakysim, iki 2 savaičių vasarą, būtinai ir iki 10, sakysim, dienų žiemą ir darant rudenį pavasarį tokius ilgesnius pertraukas 3-4 dienų, tokį ilgesnį savaitgalį ir svarbu neužmiršti savaitgaliais savo skirti 1 dieną, neužmiršti sekmadienį būtinai reikia, kad mes galėtume vėl grįžti produktyviai dirbti, nes mums reikia atkurti ir tą norą dirbti, ir kūrybiškumą, ir kad darbas netaptų kasdieninė nuobodžia pareiga, kažkokia rutina, bet kad grįžę į darbą mes jaustume motivaciją tą darbą dirbti, kažką tai galbūt naujo sugalvoti, kad tas darbas mums teiktų džiaugsmą. Tai tokiam atsigavimui emociniam ir pasiruošimui tolimesniems iššūkiams reikalingos tos 2 tokios savaitės geros, kad jau mes ne tik tai kompensuotume savo nuovargį, bet sukauptume ir naujų jėgų ir naujiems darbams. Tai kaip jau supratau, pasyvios atostogos yra gerai, reikia leisti savo pailsėti ir nieko neveikti, o kaip yra su tomis aktyviamis atostogomis, su veiklų kiekiu dideliu, ar pasiteisina jos, ar taip nelabai, ar reikia kaip tik miksuoti? Atostogų tą teigiamą poveikį sudaro keli dalykai. Tai visų pirma, tas yra atsijungimas nuo rutinos ir pabuvimas tyloje, gamtoje, pabuvimas su artimais žmonėmis būtinai ir teigiami įspūdžiai kažkokie tai. Bet
Tai vat, jeigu mes tada ir sakome, na, sakysim, mes išvykom į kalnus, ar ne, ir tos atostogos jos yra fiziškai sunkios, ar ne, bet per tas atostogas mes patiriam kitus labai gerus dalykus, mes pabūnam su draugais, ar ne, tokioj neformalioje aplinkoje, kai mums nieko nereikia ten vienas prieš kitą kažkokių tai problemų spręsti. Tiesiog mes pabūnam savimi su savo artimais žmonėm, draugais ar šeimos nariais, mes kuriam tą ryšį, mes patiriam tą gamtą labai arti ir mes visiškai esame atsijungę nuo kasdienės rutinos ir tai sukuria tokį gilų atostogų pojūtį, nors mes, sakysim, fiziškai ir intensyviai labai dirbame. Tai tokiu atveju tos atostogos tikrai yra produktyvios, geros, mes sakom, mes išvedinom tą savo galvą ar ne visiškai, mes labai gerai pailsėjom, bet tuomet grįžimo į darbą reikia planuoti ir iš vis atostogas reikia planuoti taip, kad prieš grįžimą į darbą mes turėtumėm kokią, bent jau 1-2 dienas persijungimui į tą darbinį režimą. Grįžimui maždaug, pasiruošimui, išsimiegojimui, kažkokiam susitvarkymui, prisiminimui, kas mums svarbu ar ne, tų atostogų refleksijai, kad mes prisimintume, ką mes čia per tas atostogas nuveikėme, ką mes patyrėme, gal mes norim su kažkuo dar pasikalbėti apie tas atostogas, ar kažką prisiminti, ką mes naujo savo gyvenime patyrėme, pasidalinti įspūdžiais. Vienu žodžiu, tokiai atostogų pabaigai ir įsijungimui į darbą būtinai reikėtų skirti 1 dieną, nes jeigu, sakysim, mes naktį ten 2 valandą nakties grįžtame iš kažkur tai tupia lėktuvas, o 8 mes jau sėdime darbe, tai čia mums sukelia dar didesnį stresą ir, kaip sakant, mažina tą tokį teigiamą atostogų poveikį. Tai, reikėtų, kaip sakau, reikia persijungti iš to veikimo režimo, į buvimo režimą, į kažkokio savęs pajautimo, tiesiog buvimo režimą per atostogų metu. Tai čia nereikėtų savo kelti kažkokių didelių lūkesčių per atostogas. Reikėtų skirti tas maloniai veiklai, artimiems žmonėm, ramybei, kažkokiam tai maloniam judėjimui, poilsiui. Turbūt daugelis žmonių dar likus kelioms dienoms iki tų atostogų pabaigos, prisimena darbus, galbūt jaučia kažkokį nerimą, šiek tiek stresą, kaip reikėtų to išvengti? Tai tokio nerimo ir streso visada padeda išvengti planavimas atostogų ir tiesiog jeigu jūs jau išeidami atostogų savo pasirašote, prie darbų, aš jau prie šito darbo aš grįšiu tokią dieną, prie šito darbo aš grįšiu tokią dieną, tai tuomet jūs galite savo pasakyti, kad mes dabar aš dar negalvosiu apie tai, kai aš grįšiu, tada aš ir galvosiu, o dabar man dar atostogos. Tai galbūt taip, tas nerimas, žinot, jisai persekioja žmonės, bet jeigu pavyksta gerai pailsėti per atostogas, reikia manyti, kad ir tas nerimas sumažėja. Mes ir išsimiegame geriau, ir turime teigiamų įspūdžių, tokių, ir tas nerimas jis natūraliai bus mažesnis. Ačiū Jums labai už pokalbį. Aš linkiu žiūrovams gerų atostogų, kurie atostogauja, ir gerų būsimų atostogų, kurie tik atostogaus, ir taip pat nepamiršti vadovautis patarimais. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Monodaktaras.lt